Kiekviena tauta turi teisę įstoti į kokią nori sąjungą. Ukraina taip pat turi teisę įstoti į Europos Sąjungą ir mes tą teisę gerbiam ir palaikom, nes tai yra mūsų gyvybinis geopolitinis interesas, kad sąjunga būtų didesnė, galingesnė ir tai nieko blogo čia nėra. Klausimas tik toks, ar tą pavyks padaryti dabar, ar dabar tik prasidės darybos ir jos pasibaigs tik karui pasibaigus. Čia yra didelis klausimas. Aš manau, kad tos darybos bus ilgos ir be galo sunkios. Ką mums Ukraina duotų, kaip klausėt? Jūs visų pirma mums duotų vertybinės jėgos. Nes ateitų didžiulė valstybė, galbūt vos ne iš didžiausių Europos valstybių, kuri dar žino, kas yra šeima, kuri dar žino, kas yra tikra šeima ir ką reikia remti ir ką reikia neremti. Ir šit karo akivaizdoj priimti kažkokie sprendimai, patikėkit, nieko nelemia. Tauta rems referendume, stos į tokią Europą, kokia ji yra. Ir žinant, kad Europa yra federalizuojama, kad yra valstybių teisės praktiškai nužeminimos iki provincijos lygmens, paklauskit jūs savęs ir Ukrainos tautos, kurie šitiek kraujo pralieja už savo nepriklausomybę ir savo valstybę, ar jie sugebės atiduoti tą iškovotą krauju nepriklausomybę Europos Sąjungos, Briuselio biurokratijai ir tapti praktiškai beteisė provincija.